Parodoje Resta 2013 metais mes pristatom 3 pagrindinės temas. Tai yra naujausi dizainai paprastų jungiklių, protingo namo sistemos bei multimedijos valdymo sistemos įkorporuotos į protingo namo sistemas. Tai dabar mes esam prie įprastų jungiklių stendo ir, sakykime, čia mes matom šitame stende mūsų tokia naujiena. Tai yra galimybė ant jungiklių užpiešti ar užnešti lazerių įvairiausius užrašus. Mes matom, kad dizaineris gali parinkti visiškai skirtingus užrašus. Jų ypatybė, bent jau šitų 3 lentų, yra ta, kad visi jungikliai yra padaryti iš žalvario. Tai yra natūralus žalvaris, tik tai skirtingais metodais apdorotas. Čia matom tamsų žalvarį, vadinamoji Dark serija, viskas šlifuota rankomis. Classic serija irgi apdorojimas yra rankomis, tiesiog matom visiškai kitokį atspalvį, labiau į aukso spalvą. Galbūt pati įdomiausia serija yra Antik, vadinasi, matom jos paviršius yra šiek tiek grublėtas ir tokiu kaip ir štrichais. Čia yra labiau skirta retro dizainam, antikiniam tokiam dizainam. Jungiklius iš žalvario, kaip ir visus kitus jungiklius, mes galime miksuoti. Tai reiškia, rėmelį paimti vienos serijos, klavišus kitos, arba čia, pavyzdžiui, imam rėmelį iš aukso, o vidurys yra žalvario. Antroji tema, kurią rodome parodoje, yra protingo namo sistemos. Pavyzdžiui, toks protingo namo valdiklis. Valdymas yra paremtas lietimu, tai yra lietimų jautrus ekranas. Jeigu matom, yra tam tikras panašumas į iPhone valdymą ar iPad valdymą. Ir čia mes galime valdyti viską. Kitas būdas valdyti protingą namą yra lietimų jautrus ekranai. Vėlgi mes galim valdyti štai tokiu būdu, tiesiog pirštų pagalba. Į čia susiveda visa informacija, temperatūros, šildymo režimai, orų prognozės, filmų anonsai, jeigu reikia, iš čia galima taksi iškviesti ir panašiai. Tai yra fantazija neribota. Valdymo lietimų jautrios panelės gali būti ir kitokios. Gali būti štai valdymas simboliais, gali būti valdymas padarytas tiesiog kaip interjero detalėmis. Kitas variantas gali būti, sakykime, lietimų jautrus jungikliai. Matau šviestuvą, aš tą šviestuvą prisiliečiu ir šviesa užsidengia, išsijungia. Matom, sakykime, vėlgi kitą valdymo būdą. Čia gal ne iš karto matosi, bet tai yra iPadas paslėptas po šito rėmeliu. Ir mes galim pereiti į valdymą. Matau patalpos valdymą, matau kameras, galim pereiti į multimedijos valdymą, tai yra išsirinkti kažkokį tai filmą ir tą filmą, sakykime, paleisti per mūsų televizorių. Protingas namas gali būti ne tik protingas, bet ir gražus. Tai reiškia, kad visi valdymo prietaisai turėtų būti estetiški ir labai patogus valdymas. Norėčiau parodyti tokį paprastą lyg ir elementą, bet pakankamai patogų namuose ir efektingą. Štai matom televizorių, jisai rodo kažką. Čia mes turim valdymo panelę, kurie valdome ir multimediją, ir protingą namą. Ir, sakykime, aš tą televizorių galiu pasukti šiek tiek į mums patogesnį žiūrėjimo kampą. Sakykime, jeigu kas žiūri iš virtuvės, pavyzdžiui, ir nori persijungti valgomai, bet kurio momento aš jį galiu sustabdyti, štai jisai dabar jau yra kitoj padėtyje. Ir čia aš galiu pademonstruoti, kad mes valdom pilnai visą multimediją. Tai reiškia, kad aš galiu grįžti į meniu, sustabdyti vaizdą, galiu paleisti kitą filmą, galiu pasižiūrėti orus, galiu pereiti į kamerą ir mes dabar pamatysim, kaip atrodom mes per televizorių. Taip, kad čia yra visos galimybės valdyti tą multimediją.